Ar žinote, kaip atsiranda vaikai? O svarbiausia, iš kur? Kyla klausimas, kodėl jis kyla ir ar išlikęs nukrenta ten pat, iš kur iškilo. Ar kyla vis aukštyn? Gal klausimą vertėtų pririšti prie grandinės? Kitaip jis kils ir kils ir kils ir kils, kol erdvėje visai pradings. Bet vėl aš jūsų klausiu, iš kur atsiranda vaikai? Ir ar verta jiems atsirasti? Jei kokiais 2055 greičiausiai būsiu liesa senė ir užimsiu mažai vietos autobusuose ir eilėse. Už pusės amžiaus į mano kūną te žiūrės vonios veidrodis ir daktarai. Prie manęs liesis vien tik prakaituoti naktiniai marškiniai. Kaip žinoma, vienus vaikus atneša gandrai, kitus mamos randa kopūstuose, o trečius tėveliai perka parduotuvėse. Juk čia šitiek prekių, šitiek spalvų ir puošnumo. Ir tikėjimo, kad gimsiu talentinga. Nusprendęs užsiauginti pilvui rankų raumenis, garaže stumdydavau štangą. Po 2 savaičių paprašiau kaimynų, kad šis iš visų jėgų smogtų man į pilvą. Ilgiau aš negalėjau laukti. Man reikėjo sužinoti, ar aš talentingas kilnotojas. Nusprendusi surinkti didžiausią drugių kolekciją mokyklos istorijoje, po 2 savaičių aš paskambinau biologijos mokytojai ir paklausiau, ar 6 drugiai yra daug, ar aš esu talentinga gaudytoja. Kaip tai netinka kopūstinis baltukas? Aš vis dar galvoju, kad esu talentingas kilnotojas. Nors guliu susirietęs garažų kampe. Gaudau orą ir įkvepiu eilinį kopūstinį baltuką. Taigi vėl jūsų klausiu, ar vaikus neša visi gandrai, ar tik kai kurie? Pavyzdžiui, gandrai tėtės? Kiek vaikų atneša vienas gandras? Ar gandrai neša vaikus kiaurus metus, o gal tik sezono metu? Ar jie baigė specialius vaiknešių kursus? Ar jie diplomuoti profesionalai? O gal tik savamoksliai mėgėjai? Kur žiūri švietimo ministerija? Ar gandrai legaliai importuoja vaikus į Lietuvą? Ar jie apsidraudė nuo nelaimingų atsitikimų? Ar jie apdraus vaikus nuo visko, kas yra negalima? Negalima sakyti, katė raina, šuo rotveileris. Negalima džiaugtis ąžuolu. Pas jus greta augantis klevas. Negalima sakyti duonriekis. Nes įžeisime duoną. Negalima sakyti dangus. Nes pažeminsim žemę. Negalima bučiuoti savo mergaitės iki sąmonės netekimo kur nors paupy, javėnuose, lakštingaloms plakant. Bus pažeistos bambalinio čiabuvių teisės. Nesakyk niekam labas. Atrodys, kad priekabauji. Sudie, tėvynė, meilė, gyvenime. Sudie, sudie, sudie. Ir dar, vadinas, jokių sudėtingų veiksmų. Jokių situacijų, kur būtina rinktis. Jokių permainų, jokių pasikartojimų. Jokių tęstinumų, jokių ėjimų iš paskos arba priekyje. Esu suskaldytas.
gali būti tuo ir anuo, bet ne visas iš karto. Atsisakau susirinkti iš gabalų, nes nesu koks nors surenkamas mechanizmas. Viskas, ką savyje matau, yra tai, ko nematau. O jei vaikai randami kopūstuose, tai kokiuose kopūstuose? Ankstyvuose, vėlyvuose, Ar vidutinio ankstyvumo? labiausiai apsimoka ieškoti vaikų. Ar jų pasitaiko raugintuose? Kokių veislių kopūstuose didžiausia tikimybė ką nors surasti? Nepaslaptis, kad kopūstai būna ne tik žali, bet dar ir balti arba raudoni. Ne tik gūžiniai, bet ir žiediniai, lapiniai, netgi ropiniai. Būna mažyčių Briuselio kopūstų ir pasipūtusių Pekino kopūstų. Na, bet neteko skaityti, kad vaikus rastų brokoliuose. O ar tinkama kopūstų priežiūra gali nulemti kūdikio lytį? Kaip atsilieptų vaikui besaikis kopūstų patręšimas mėšlu? O kas nutiktų vaikui, jeigu jo laiku nesurastų? Pakartok, ką dabar pasakėjai? Kas nutiktų vaikui, jeigu jo laiku nesurastų? Ji tylėjo. Tylėjau. 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 Ji tylėjo. Dangų perskrodė žaibas ir retruskų žiniai suskato pranašauti ateitį. Ji tylėjo. Tylėjau. Tylėjau. Kas gali pasakyti? Ar nuėjęs į banką gaučiau paskolą įsigyti vaikui? Kiek vaikų gali įsigyti žmogus gaunantis minimalią algą? Ar parduodami vaikai kokybiški? Kokia garantija jiems suteikiama metų, 2, o gal neribota? Ar verta pirkti Kinijoje pagamintus vaikus? Koks PVM taikomas vaikams? Įprastinis, lengvatinis ar padidintas? O kas gali pasakyti? Kaip atskirti? Kurį vaiką atneši gandras, kuris rastas kopūstuose, o kuris pirktinis? Gal todėl, kad žmonės skirtingi. Vieni skrajoja padebesiais, kiti slampinėja nudelbę akis į žemę, o treti baisiai mėgsta pinigus. Sunaikink viso pasaulio pinigus. Bet žmogus vis vienas suras, kam melstis ir kam tarnauti. Pavers pinigais viso pasaulio medžių lapus ir jie beregim taps nuogi, nors visi žinos, kad taip neturėtų būti. Pinigai yra vienintelis žmonijos tikėjimas. Tai kodėl vaikų mažėja? Gal todėl, kad prekyba vaikais nėra įgijusi masinio pobūdžio? Gal todėl, kad vis daugiau parduodama genetiškai modifikuotų kopūstų sėklų, o tokiuose kopūstuose vaikai nesimėto. Gal todėl, kad gandrus slegia nepakeliama mokesčių našta ir jie savo verslus perkelia į kitas šalis. Ar ginamos vaikų vartotojų teisės? Nes visi aplinkui tik verkia. Aukšti pareigūnai verkia, žali policininkai verkia, Olimpiečiai verkia. scenos darbininkai verkia, šokėjai ant ledo verkia. Mamos ir tėtys verkia. Nes vaikų Lietuvoje tik mažėja. Brangieji, ko nunarinote galvas? Juk linksma. Ko verkiate? Juk čia tik vaikų atsiradimo filosofija.
Šypsokitės! Šypsokitės ir jūs. Šypsokitės kėdės, spintai, veidrodžiai. Šypsokitės sudegusiam troškiniui. Šypsokitės Pekino ir modifikuotiems kopūstams. Šypsokitės mokesčių naštai. Šypsokitės ir gyvenkite. Kaip kokie nenormalūs. Ką veikiame mes? Dėkojame. Dėkingi. Dėkingi. Tėveli. Mamytei. Suradusiems mus 20-ojo amžiaus pabaigoje. Dėkojame atsitiktinumams, viską nulėmusiems. Dėkingi, kad stovime čia, prieš jūs, tikri, ne iš kopūstų. Pagaminti Lietuvoje!